kultūros centras ir visa filharmonija į jūs pasižiūrėjus. Labai malonu tapti jūsų šventės dalimi. Ir visai nemažai apie jūs pasako tai, kad atėjau su tokiom dainom, kokios bus. Neišbėgs čia nei šokėjai, nei suknelės keisiu 3 kartus, o būsim tokiam susikaupime, išbuvime to, kaip yra, leisti savo patirti šitą šventę, leisti savo permesti atmintyje, kiek visko nuveikta. Ir mane pačią labai labai žavi ir įkvepia žmonės, kurie supranta, kad gyvenime yra daugiau negu tik daiktai, sąskaitos, vien tik aš, bet ir kiti. Ir daug eilučių mano dainose yra būtent apie tai ir sukurta iš kitų gražių darbų, kuriuos daro žmonės aplink mane pačią. Aš kartais sėdžiu ir užrašinėjau, kaip įsiklys moka. Tai dainose galite surasti. O šiaip man labai smagu tai, kad prieš 8 metus buvo mano pirmas koncertas gyvenime ir jis buvo Mažeikiuose. Aš atsimenu, kad grojau striukės sceną. Jis buvo taip šalta, ten buvo kažkokia stotis, aš atsimenu, regis dabar jos nebėra. Ir aš neturėjau praktiškai nei vienos dainos, kurią šiandien sudainuosiu, tik tai porą. Regis šitą jau buvo. Ir tuo metu dar vogdavau svetimas dainas, kad tik tai kažkaip užimt savo repertuarą. Tai per jūsų 15 metų, per mano pastaruosius 8 buvo nemažai kas nuveikta. Tai šiandien galim vieni kitais pasidžiaugti. Savaitę nemačiau tavęs grįžtant į namus. Šitas miestas toks patogus. Jis neklausia, jis tik klauso apie svetimus vardus. Kas diktuoja tavo kelią? Jei manai, kad tai tu, palauk, aš nusijuoksiu. Stick